labas vakaras, mėly, kaip visur kreipiausi darbdaviai, dirbantieji, tarybos nariai, įstaigų įmonių vadovai, darbuotojai, administracijos darbuotojai ir mėly neringiškiai. Iš tikrųjų, vėl prabėgo metai ir atėjo laikas atsiskaityti už nuveiktus ar nenuveiktus darbus 24 metų. Tad noriu labai padėkoti ir pristatyti, kad dalyvauja iš tarybos narių, tai matau Diana Kriukovė, Aušra Mikalauskienė, Arūnas Burkšas, Vaidas Venskus, Justė Lukauskienė, vicemerai abudu Sigitas Šveikauskas, Narūnas Lendraitis, administracijos direktorius, įstaigų įmonių matau visi vadovai, šeimininkė mūsų šitų namų. Labai noriu pristatyti pirmą kartą, turbūt mieste vienas svarbiausių žmonių, tai yra vyriausias miesto architektas, taip kukliai paskutinėje eilėje, tai Laimonai atsistokit, džiaugiamės, kad jūs esat pas mus. Ir pasveikinti labai noriu Gražiną Starkuvienę, mūsų maitintoją, kuri šiandien švenčia savo tikrą gimtadienį ir vis tiek ateina į merą paskaitinį. Ačiū. Gražinutė. Norėčiau pakviesti susikuršį po to. Tad jums leidus prisėsiu, paskui vėl atsistosiu ir aišku, man tai yra pirmasis ataskaitinis su akiniais. Ačiū tie, kurie irgi nešiojat, tai dabar jau esu jūsų kolega. Tad Neringos savivaldybės taryba 24 metais sudarė 17 tarybos narių. Politinio pasitikėjimo komanda visiškai neseniai, nors tai praeitų metų ataskaita, tačiau, kad nebūtų naujiena, tai nuo šio pusės mėnesio pradėjo dirbti Antanas Vinkus, ko aš labai džiaugiuosi, ir turime tokį atstovą ir ambasadorių Vilniuje, kad jau tikrai buvo ne vienoje vietoje, kur reikia būti, o jis tą žino. Mano padėjėja viešiesiems ryšiams Natalija Magučia, tarybos posėdžių sekretorė Igne, visi pažįstame. Taryba susidėlioja iš keletos frakcijų ir pavienių grupių arba pavienių tarybos narių. Tai iš Vardan Neringos frakcija, iš Liberalų sąjūdžio frakcijos ir TSLKD grupės. Taipogi vieno tarybos nario. Džiaugiuosi, jog esame iš 5 komitetų taryboje padarę tik tai 3, tai mažiau daug administracinės naštos, tiek administracijai, tiek kitiem įstaigų vadovom vaikščioti per komitetus. Tai yra biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komitetas iš 11 narių, kur pirmininkauja Arūnas Burkšas, ir švietimo, kultūros, sporto, socialinės apsaugos, sveikatos ir kurorto reikalų komitetas iš 9 narių su pirmininku Vaidu Venskumi. Kontrolės komitetas susideda iš 4 narių, kur reglamentuoja teisės aktą, dėl ko taip yra, ir pirmininkauja, aišku, opozicijoje Agnė Jančiauskienė. Meras šiuo metu pagal naują įstatymą savivaldos balso nebeturi, merai kai kurie jau pradeda matyti to pasekmes, ir dabar čia einant kalbėjau su Skuodo meru, kuris irgi, kaip sakyt, naujas meras, bet yra gerų dalykų ir ne. Aš asmeniškai jaučiuosi visiškas dabar biurokratas, kuris sėdžiu, žiūriu, anksčiau buvo lengviau. Uždėjai rezoliuciją direktoriui, ten vicemerui kažkam, velnių, dar ką nors, kodėl nepadarai, arba kodėl blogai padarai, jeigu jie statai, jie važiuoja, kodėl pasirašė. Dabar beveik su direktoriumi esam pasidalinę parašus per pusę ir jau turi viską žiūrėti, kaip sakyt, ir netaip lengva atskirti dėmesio tokiam lobizmui gerąją prasme, Vilniuje kažkur lieka vis mažiau. Tad iš viso 24 metais įvyko 12 tarybos posėdžių, svarstyta buvo ir paruošta tarybai buvo 421 tarybos sprendimas, priimta iš jų buvo tik tai 390, tame tarpe buvo ir 5 protokoliniai nutarimai. Savivaldybė yra tokia kolegija, kada taryboje, jeigu prabalsuojama 2 kartus po lygiai, įsiklausimas į kolegiją, tad 24 rinktis kolegijai nereikėjo, reiškia, mes tikrai radome sprendimą arba nepritarti bendrą, arba pritarti. Savivaldybė
meras priėmė 700 mero potvarkių. Tai praktiškai įsivaizduokit, kokie yra krūviai, kurios pasirašo meras. Čia tik potvarkiai, be jokių dokumentų ir visų kitų dalykų. 223 administracijos direktoriaus įsakymai, kur direktorius pasirašė. Sudarytos 524 sutartys įvairios. Dabar išgirskite, ką matote ekrane, tai yra klaida, 8111 prašymų dėl vienų ar kitų dalykų. Tai pasirodo, kad tai yra tik tai prašymai, kuriuos gauna aš ir direktorius. Ta, ką gauna, pavyzdžiui, leidimų skyrius, šitų prašymų nėra. Ta, ką nagrinėja mūsų, sakykime, skyrius, kuris nuobaudas taiko už parkavimą, už reklamas, už kitus dalykus, čia irgi prašymų nėra. Tad jos sudėjus į savivaldybę yra prašymų 12 300. Tad įsivaizduokit, juos visus reikia perskaityti, suprasti jų esmę ir atsakyti vienaip ar kitaip. Tad išsiųsta, aišku, yra tik tai 4900 atsakymų. Tai dažnai būna, kaip sakyti, kad mes persiunčiam pagal kompetencijas ar kažkur tai ir tos atsakymus gauna iš kitų. Papildomai yra surašyta baudų 1000. Tad ką bandau pasakyti, mes daug metų, 10 metų, mes vis rodome padarytus darbus, susitikimus. Čia tame tarpe nėra mero priėmimo, gyventojų priėmimo, nėra visų, kurie čia lobistai važiuoja, bando parduoti miesto apšvietimus, su kuriais reikia užtrukti daugybę laiko, nėra tų 2 į savaitę vizitų, komandiruočių vienur ar kitur ir įsivaizduokim, kokius krūvius neša savivaldybės administracija, kurio dirba ten apie 50 darbuotojų. Tad kiekvienam darbuotojui per vieną dieną tenka perskaityti, čia be įstatymų, be ministrų įsakymų, be naujų įstatymų, kuriuos reikia žinoti ir niekas jų neatsiunčia. Juos suprasti, skaityti, išklausyti mokymus ir po įstatyminių aktų. Tad kiekvienas darbuotojas kažkur tai turi perskaityti po 4 prašymus per dieną, paruošti jiem atsakymus, priimti sprendimus ir taip, kad tikrai, kai išgirstu gatvėje, kad ką čia tam name jie veikia, tai patikėkit manim, čia be leidimų, medžių nukirtimų ir visų kitų dalykų. Ir nežiūrinti tai, Neringos valdybės taryba su meru randa laiko nuvykti į Vilnių, ką darėme pernai dėl mūsų miesto, tad kad išgirstų mūsų Seimo nariai problematiką, kaip matom, labai džiaugiuosi, kad mūsų grupėje tuo metu buvo ir dabartinis vyriausybės premjeras Gintautas Paluckas ir labai tikrai tuo metu jisai Neringos atžvilgiu turėjo gerą ir teisingą nuomonę, tad tikiuosi, kad nuvykus dabar mūsų tarybos nariams jau ir bus įgyvendinta tai, ko mes norėjome pernai, kai buvome atvykę. Statistika. 24 metais gruodžio 31 dienai Neringoje deklaravę gyvenamą vietą buvo 5392 asmenys, Lietuvos piliečiai 5220, Ukrainos piliečiai 84, Rusijos piliečiai 28, Baltarusijos 21, Vokietijos 14, Pakistano Islamo Respublika 9, Uzbekistano Respublika 4 ir po vieną pilietį Austrijos, Azerbaidžiano, JAV, Suomijos, Sakartvelo, Italijos, Kazakstano, Niderlandų, Kirgizijos, Turkijos, Turkmenistano, ypatingojo administracijos Kinijos regiono Honkongo. Tad tokia mūsų yra sudėtis. Užregistruota buvo pernai metais 10 gimimų tik tais ir dėja 44 mirtis. Tad matom, santykis nėra geras mūsų miestui. Užregistruota santuokų daug 92, tačiau turim turėti omeny, kad įstatymas mūsų savivaldybės iniciatyva leidžia tuoktis jau ne pagal deklaruotą gyvenamą vietą, tai nereiškia, kad čia susitokia neringiškiai, tiesiog čia susitokia žmonės Neringoje, kurie labai tikimės, jog grįž į Neringą vėliau poilsiauti ir su savo vaikais. Populiariausia vieta yra, aišku, prie Tomo Mano aikštelės, kur daugiausiai vyksta santuokų. Neringos lankytojai, tie, kurie fiziškai apsilankė Juodkrantės arba Nidos turizmo centre, tai tokių buvo 19 300 asmenų, 55% iš jų buvo užsieniečiai. Pagrindinės šalis yra Vokietija, 38% sudarė, Lenkija 2,4, Latvija, Prancūzija, JAV, Italija
Ispanija, Estija, Čekija ir ten visi kiti jau stipriai po kablelio. Labai mane nustebino pamačius šią statistiką Lenkija, nes taryboje berods pernai ir buvo tvirtinamos kryptis, į kurias mūsų infocentrai turi vykti. Atsimenu, Arūnas Burkšas ir kiti tarybos nariai sakė, kodėl Lenkija mums netinka. Nes mokslininkai, tie, kurie atliko tyrimus, kurie nustatė, jog ir mums tarybų įrodinėjo, jog Neringa Lenkijai per brangi. Lenkija turi lygiai tokias pat kurortus 100 kart gražesnius, visiškai Lenkam neįdomi. Deja parodo, kad tarybos narių nuogąstavimai ir pamastymai, kad į Lenkiją reikia važiuoti, buvo teisingesni nei, kaip sakyt, tą, ką prabalsavom. Taip, kad turėsim ko gero taisyti klaidą ir į Lenkiją važiuoti, nes pasirodo, kad Lenkam mes esam labai įdomus ir visiškai ne per brangus, kas mane ir džiugina. Ką žinoma, Neringos taryba skiria nemažą finansavimą, kaip ir visos savivaldybės Klaipėdos regiono, jog Palangos uostą kuo daugiau būtų pritraukta skrydžių, tai yra per reklamos pinigus. Uostas, Nidos uostas, tai pernai metais jame trumpalaikiam 1-3 dienom buvo apsistoję 1873 laivai, tai šiek tiek daugiau negu 23 metais ir ilgalaikės sutartys buvo sudarytas, tos, kurios sudarytos metams, 125, tai 5 sutartim daugiau nei irgi 23 metais. Atnaujinamas nuolatos yra uostas, jį investuojami gautos pajamos atgal į uostą. Nidos aerodromas atlikti buvo 851 tūpimas, tai nereiškia, kad tai atskrido lėktuvas nutupė, gali būti, kad tas pats lėktuvas tą pačią dieną tupė 3 kartus, čia yra 851 tūpimas. Šalis, iš kurių atskrido pas mus orlaiviai, tai buvo atskridę 36 orlaiviai iš užsienio, pagrindinės šalis Latvija, Suomija, Švedija, Škotija, Vokietija, Lenkija, Čekija. Dar apie 30 orlaivių apsuko aplink Nidą ratą, tačiau mūsų aerodrome nenusileido. Į aerodromą investuojame, yra saugus, jau dabar aptvertus. Vienas įdomesnių lėktuvų, kurį teko man asmeniškai pamatyti, netgi vidų lipti. Bronius, matau, suorganizavo iš tikrųjų 10 vietų lėktuvas, kuriam netgi mūsų pusės tako užtenka. Ir pilotas pažadėjo šiais metais atvykti su dar didesniu lėktuvu, tai mane nustebino, kad vis dėlto galim skraidyti į Palangą, į Kauną, į Vilnių, jeigu tik mūsų pajamos leis ir bus tokių naujų, nes čia visiškai naujas lėktuvas, įsigys verslas ir padarys tokius maršrutus. Švietimo įstaigų finansavimas. Neringos gimnazijai skiriama yra čia bendra suma su valstybės finansavimu ir savivaldybės 1 772 000 eurų, Nidos Lopšelio darželio Žoliukas 839 000 eurų, Neringos meno mokykla 480 000 eurų, Neringos sporto mokyklai irgi beveik 500 000 eurų. Šiandieną pabandėm suskaičiuoti, kiek mes išleidžiame vienam vaikui per metus iš biudžeto bendrai pinigų. Tai gaunasi, apie 17 000 eurų vienam vaikui, tai nėra turbūt Arabų Emiratai. Galbūt tą daro ką mes, bet suprantam, kad situacija mažai vaikų, o darbuotojų turi būti tiek, kiek turi. Patalpų dydžiai irgi yra, kai mes baigėme mokyklą buvo 330 mokinių, dabar patalpos tarnauja daug mažiau mokinių, bet tikimės, kad taip kaip einam į priekį, taip kaip viskas Neringoj gerėja, čia žmonių daugės ir tą matom. Keliasi šeimos į Neringą, patinka jiems čia gyventi, tiesiog dar turbūt reikia kažkokio mums šiek tiek potėpio ir vėl grįž viskas į savo vietas, klasės ir darželiai bus pilni ne tik vasarą, bet ir dabar. 12 klasės, kaip matom, nėra sukomplektuota, beje, šiandieną kalbėjau su švietimo ministre Simai ir šiandieną pasitarimas švietimo ministerijai buvo tik dėl Neringos. Kaip padaryti išimti Neringos gimnaziją, mokiniams tiems neišvažiuoti kitur, pasiūlymų mes pateikėm, labai viliuosi, kad artimiausių metų įsikris į vyriausybės nutarimą, nors... Tikrai ministrė labai geranoriškai ir patarėjais jos kalbėjau, viskas gerai.
Startavo Neringos talentai, tai yra papildomas ugdymas prie mokyklos, kaip sakyt, su visom pasauliniam žvaigždėm, mūsų mokiniai gali repetuoti, dirbti ir kaip sakyt, bendrauti ir gauti visus geriausius įgūdžius ir patirtį. Apie investicijas į švietimą tikrai nekalbėsiu, noriu tik padėkoti mūsų visų įstaigų vadovams, kurie europinėmis lėšomis taryboje nuolatos apgina savo poziciją, o vaikams, žinot, niekas negali atsakyti jaunimui ir tarybos nariais laik prabalsuoja, tai tikrai infrastruktūra tiek darželiuose, tiek sporto mokyklų, meno mokyklų, tiek gimnazijų yra, mano nuomonė, tai viena geriausių ne Lietuvoje, o Europoje. Įkurtas buvo Neringos savivaldybės sveikatos centras, neslėpsiu, įkūrėme šį centrą patys paskutiniai Lietuvoje. Po šiai dienai man yra klausimų, kam jį reikėjo kurti. Turbūt būnu visiškai nieko nesuprantantis apie mediciną, tačiau kažkur reikia būti paskutiniams. Tai buvo atkreiptas dėmesys ir prezidentūroje, prezidentas pritarimai čia ir turbūt tikėjos, kad mes neįkursime jo, bet teisės aktai tą privalėjo padaryti. Na, tai yra ir gerųjų dalykų, iš to susipažinom su visos apskrities Klaipėdos gydymo įstaigų vadovais, medikais, dabar su jais bendradarbiaujame ir bendraujame. Tad Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro taryba pernai metais skyrė 384 tūkstančius eurų, tai yra be jų užsipirktų pajamų, nes tai viešoji įstaiga ir jie disponuoja savo lėšomis taip, kaip nori. Neringos socialinių paslaugų centrui skiriama 556 tūkstančiai eurų. Džiaugiamės be galo 3 amžiaus universiteto veikla, kurią kuruoja socialinių paslaugų centras. Iš tikrųjų, tai yra įdomios paskaitos, labai populiarios. Ten renkasi daug studentų ir tenka man apsilankyti su jais, tai būna labai smagu. Čia iš didelės ilgos ataskaitos pasakysiu, jog 106 asmenims dėl labai skirtingų priežasčių įvairiausių bendrai buvo padalinta 66 tūkstančiai eurų. Įvairiausių, kaip sakyt, problemos. Tai džiaugiuosi, kad savivaldybė yra nedidelė ir mes galime išklausyti mūsų komisijos kiekvieną žmogų su kiekviena problema, tam, kad galėtume skirti pinigus, dėkoju socialinio skyriaus darbuotojams, kurie turi praktiškai kiekvienam žmogui pakeisti tvarką, pagal kurias priderinus ją prie jo problematikos. Tai tik pasakysiu, kad nei vienoje daugiau savivaldybėje to nėra, tada kad savivaldybės didelis, tas tvirtina bendras tvarkas, jeigu tu netitinki kažkotais, tai paramos ir negauni. Mes praktiškai kiekvienas, kada kreipiasi, dėl kiekvieno einam į tarybą, keičiam tvarką, o kiti tarybos sprendimų taryba skiria pagalbą tam žmogui. Kitos įvairiausios priemonės, šiek tiek platesnės, tai kuriuom buvo skirta 82 tūkstančiai eurų, tai tame tarpe 50 tūkstančių eurų šildymo kompensacijas tiems, kurie atitiko kriterijus, ir dar 30 tūkstančiai įvairiom kitais klausimais. Pavėžėjimo kompensacijos pernai buvo metais sumokėta 140 tūkstančių eurų, tai yra Smiltynė Nida, studentai, moksleiviai, senjorai, Ukrainos piliečiai. Didžiausia mūsų bėda yra, jog pagal įstatymus Europos Sąjungoje už studentus vykstančius toje teritorijoje moka savivaldybė iš savo biudžeto. O vasarą čia studentų važiuoja daug, kai tik parodo pažymėjimą, nesvarbu kokios šalies Europos Sąjungos, tai dalį bileto kompensuoja jau mūsų savivaldybė. Tad šitos lėšos auga, beje, tas pats atsitiks ir su vandens maršrutais, kai tik jie pasidarys teisiniai. Žadėjome ir pernai paskelbsime į visas įstaigas ir įmonės konkursus, tą ir padarėme. Ne visi konkursai vyko dėl tam tikrų priežasčių. Tad turime Neringos vanduo pastovų vadovą nuolatinį Darių Vaitkevičių, kuris sveikina ilgametį darbuotoją. Neringos vanduo tikrai investuoja su tarybos pagalba, turiu pasakyti, į žalią energetiką ir šiais metais numatyta didelės sumos tam, kad vanduo nebrangtų, nežadu, kad jis atpigs, bet bent jau, kad jisai nebrangtų, nes elektra šioje įstaigoje sudaro didžiulę dalį kainos, tai manom, kad ateityje tai įstaigai nieko nebekainuos. Paslaugos Neringai,
Laimonas Žemaitį pernai pristatinėjom kaip laikiną vadovą ir yra laimėjęs konkursą. Paslaugų Neringos biudžetas 24 metais sudarė 4 118 000. Tai pagrindas yra atlyginimai, darbo užmokestis, technikos atsinaujina tikrai labai nestipriai, nes reikėtų dar stipriai daugiau investicijų. Turim pažymėti, kad mes buvom pardavę pusę šiltnamį už milijoną ir buvom pražadėję, kad skirsim šiai jų šiltnamį, kuris yra pas jos kieme. Bet dėja, sutarties pasirašyti neatvyko Švedijos kompanija, kuri ruošės tiesti šviesolaidį Baltijos jūroje dėl jau dabar tam kitokių dar priežasčių, tada dėl pačių mūsų nesutarimų, kad mes vieni norėjom, kiti ne. Ir jie tada tempė gumą, stebėjo, kas čia vyks ir taip jau vyko, bet nieko yra kaip yra. Šiltnamis liko mums suremontuotas. Ir ką ši įstaiga veikia, turbūt visi žinom. Tad jie viską, kas Neringoje sugenda, ar įgriūva duobė, ar visus kitus darbus daro. Čia tokia nuotrauka labai vežiausi Lietuvos televiziją, jau pafilmuotų duobę, kurią mačiau savaitgalį eidamas į miestą iš Purvynės. Ir kai atvažiavom su televizija, sutikom jau labai paslaugas Neringą ir jie tą duobę tvarkė, tai net koliojo vyrus, sakiau, negali neužtaisyti kokios duobės, nes vėl nebus ką parodyti Lietuvai, kaip mums reikia krantiniam pinigų. Jis sako, viskas pas jūs čia gerai. Tai sakiau, kad vieną duobę paliktų, tai nepykit, žinokit, jeigu rasit, tai bus mano prašymą. Neringiškių prašymų per visus ataskaitinius daugiausia buvo, kam paskambinti, kodėl nėra kaip kitose miestuose telefonų numerio, kuriuo būtų galima skambinti ne merui, o ir pasakys dėl vienos ar kitos problemos. Tai mėlėjai, pernai šis numeris jau veikia. Padarėme tai, ko prašėte. Įsiveskite visi 0688 88 519 ir neskambinkit merui. Skambinkit čia, mero klausimus perdos man. Jeigu šuo pabėgo pervalkai, perdos kam nors kitiem. Jeigu duobė ar nedega šviestuvas, važiuos turbūt remontuoti patys. Nes per 24 metus buvo 26 skambučiai. Laikyti žmogų, tiek kelt problemų ir sakyti, kodėl nėra tokio telefono, tai jeigu neskambinsit, pats pasirūpinsiu, kad uždarytume tą numerį ir vėl skambinkit merui. Nes meras sulaukia skambučių daugiau kol kas, stipriai nei ten, kur jie turėtų eiti. Pervalkoje atnaujiname toliau, nes daug kur yra atnaujinta žibintais, kurie tausoja elektros energiją. Tvarkom, sutvarkytas Raganų kalnas, kur buvo išplautas miškininkam, labai dėkojam už tai, kurie prisidėjo prie to ir paslaugos Neringai. Labai džiaugiuosi, kad robotizacija ateina pas mus į miestą ir jau ten, kur geografiškai įmanoma pjauti žolę robotais, tai vyksta ir labai tikiu, kad tai judėsime į priekį, nes rankų darbo jis vis brangsta labai stipriai ir vis trūksta ir mažėja. Jis turi dirbti ten, kur jau nebegali dirbti robotai ir tai, ką gali pakeisti techniką, tai turime tą investuoti, nes dėja taip yra. Pervalkos pirsas atnaujintas, buvo sumokėta 357 000 eurų, kuris nuo sovietmečio buvo neužbaigtas. Šaligatvių ir gatvių dangoms remontui pernai buvo išleista beveik 1 000 000 eurų. Atnaujintis sveikatingumo takas Juodkrantėje dar už 414 000 eurų. Tai Juodkrantėje yra irgi takas, kuris yra apšviestas iki pat jūros. Šiuo metu atliekamas, pernai buvo pradėtas, šiuo metu atliekamas Kuršių gatvės pėsčiųjų tako kapitalinis remontas, kuriam pernai buvo skirta 391 000 eurų. Šiemet, ko gero, reikės dar damokėti kažkiek tais. Toliau dėgime stebėjimo kameras ten, kur įmanoma, nes tikrai matome, kad įvykus nelaimiai, vagystė ir kitiem dalykam nieko nėra geriau, kaip ištisą parą turėti filmuotą medžiagą ir sužinoti arba, kaip sakyti, nustatyti pažeidėją ar žinoti, kas pravažiavo ar praėjo tada, kada to reikia pareigūnams. Viešųjų tualetų tęsėme atnaujinimo programą. Šiemet turėtų atsirasti Preilo vienas tualetas dar viešasis, Juodkrantėje poreikis yra taip pat užbaigta, džiaugiamės pavyko pagaliau įtikinti ir rasti finansavimą ir užbaigti dviračių tako atkarpą. Dabar nuo Besinos Smiltynės iki pat Nidos turim naują puikią dviračių atkarpą
Prie jos Neringos valdybės tarybai reikėjo prisidėti 300 000 eurų, tai nėra tik tai valstybės lėšos, bet yra kaip yra, čia matom akimirkas iš atidarimo ir dėkojam visiems, kurie padėjo. Tuo pačiu buvo sutvarkyti, ne tuo pačiu, bet tie patys rangovai tvarkė 10 km, tai nuo posto vadinamo mūsų Alksnynės iki Juodkrantės kelią. Mes pasinaudojom progą ir nupirkom atnaujinimo pačiam Alksnynės kontrolės poste dangą. Agilos samata pernai buvo iš statybininkų 4 praktiškai su 500 000 eurų. Tai sumokėjom už tai, ką čia matome. Dar apie 3 milijonus kainuos salės įrengimas, man atrodo, ar ne 3,2. Kad užbaigti sutartis dėl akustikos pasirašyta pernai, visiškai baigiama pasiruošti techniniam konkursui šviesos ir garso ir kino pirkimui. Kėdės jau, kiek žinau, važinėja ir bijau pasakyti, jau dabar su terminais ar kitais metais mes salėje tą skaitinį darysim, ar čia. Šitos skaidrės labai nežinau vardėti, nes šitam projektui yra 10 metų. Jisai 2 kartus buvo rinkiminėse mūsų programose, mes žadėjom Juodkrantėje pastatyti autobusų stotelę, kurioje svarbiausia nereikės eiti visiems per gatvę, nes jiems būtų ne Marių pusėje, Juodkrantės pusėje ir joje būtų bankomatas. Visa kita tai tik prieš Juodkrantę juokavau, kad jau turbūt grynųjų pinigų nebus, kai ta stotelė bus ir vietoj bankomato galėsim padaryti, ką nors išnaudoti kitą. Bet labai džiaugiuosi, kad pavyko iš Via Lietuvos gauti suderinimą prieš atleidžiant Via Lietuvo direktorių. Ir dabar jinai keliauja į info statybą ir tikiuosi, kad galbūt mes ją tikrai pastatysim, nuo to Juodkrantėje bus stipriai saugesni, nes vaikam ir visiems kitiem bent jau pusiai keleivių nebereikės kirsti pagrindinio kelio. Juodkrantės uostas pernai metais buvo praktiškai baigtas techninis projektas, ne praktiškai baigtas. Yra nupirkta ekspertizė šiam projektui ir labai viliuosi, kad šiais metais pavyks turėti rangovus, tai reiškia atlikti viešąjį konkursą ir nupirkti šiam uostui statybininkus. Priminsiu, jog mes beveik 10 milijonų esam gavę ES lėšų šiam statymui ir uostui, bet tiek yra dabar viskas pabrangę, kad apie 8 milijonus savivaldybei reikia skolintis. Labai džiaugiamės, kad yra pakeistas fiskalinės drausmės deficito įstatymas, nes kitaip net nebūtų galimybės mums jį pradėti. Nes šiaip savivaldybė, jeigu tas įstatymas, ir jis pakeistas tik tai Europos finansuojamams projektams skolimas leistas. Jeigu ne Europos projektas, tai mūsų galimybės yra apie 300 000 eurų. Neringos valdybė gali skolintis. Ne dėl to, kad esam prasiskolinę, dėl to, kad įstatymas veikia taip, kad jeigu neturėjai skolų ir nebegali skolintis. Tai tokia jo sistema. Kaip matot, Nidos prieplauka, tai praeitą savaitę vedžiau dar tenai ekskursiją, nes daug kas žino, tam vaikystėje praleidau daug laiko darydamas namų darbus, ar šiaip lakstydamas, kol tėvai ten dirbo. Ir viskas, ir 7 savaitės čia bus lygų, tada kas ir tai, kas paveiksliukė matoma, turėtų atsirasti po 3 kažkur tai metų. Prisipažinsiu, kad garsių darbų neleidžiame daryti ir susitarėm, kad vasarą nebus, bet betonvežiai su betonu ir visi kiti dalykai vyks, nes kitaip jie neįsivaizduoja, apskritai galėtų pastatyti. Džiaugiamės, kad postelė atsiras apie 120 vietų švartavimosi galimybės po visų darbų ir taip galės atplaukti dar daugiau pas mus turistų. Turime statybos leidimą, pernai gavome statybos leidimą parkingo aikštelėje prie vadinamo komunalinio, taikos 39, kur virš jo turėtų atsirasti jėgainė pagal techninį projektą, numatyta rekonstruoti Jonušo gatvę, ko be galo džiaugiesi, saulės laikrodžio turi atsirasti šalia gatvės pėsčiųjų takas, čia šalia dar didžiulis autobusų parkingas, dėja pamatytos sumos aikštelės vėl iš techninio projektų pinigų 13 milijonų, neslėpsiu, planavau, kad tai kainuos 3 milijonus, ko gero, kad dalį su šaligatviu ir taku link saulės laikrodžio šiemet pirkimą pradėsime ir darysime, o kitą dalį bijau net žiūrėti architektą,
keisime projektą. Jeigu negausim valstybinio finansavimo, turėsim keisti projektą, nes savivaldybė savo lėšomis mes niekada jo nepastatysim. Mes tiesiog tokių pinigų neturime, o skolintis negalime. Tai turėsime keisti, daryti vieno lygio ir dėti blyną, šiek tiek mašinų parkuoti mažiau, bet kol kas, nors džiaugiuosi, būnant vyriausybėje, premjeras pasakė, kad jisai grįš prie VIP programos. VIP programa tai yra vyriausybės specialioji programa, kurie finansuoja projektus, kuriais vyriausybė patikė. Tai jau nuo mero lankstumo ir tarybos narių pagalbos ir mūsų visų priklauso, ar patikė šio projektu, manau, kad taip, visi apie jį girdėjo. Naujos kartos treniruokliai yra Juodkrantėje, kuriais ne visi dar moka naudotis, bet išmoks, užtat jie yra naujos kartos. Ten jau reikia pareguliuoti pagal savo jėgą ir tada viskas vyksta nuostabu. Nes atėjus atrodo, kad jie privirinti, kai negali jų pajudinti, jeigu neturi tiek jėgų, kaip sakyti, maksimalius, bet man tas vis ten reguliuoja ir manau bus gerai. Atsiradus krepšinio aikštelė iš tikrųjų prie futbolo mūsų aikštės, sveikatingumo takas Nidoje, tai įdomumo dėlį, kaip vyksta biurokratinės procedūros. Šį projektą Nedviliškiai atrinko 23 metais, juk reikia atstatyti medinius treniruoklius, sveikatingumo take, kuris žinom nuo sporto mokyklos tenai tolyn, kurie buvo. Ir tik 25 turim dabar nupirkę rangovų. Iki tol tvarkėme techninius dokumentus, kad ten būtų galimas, rašinėjom su įstaigom. Tai 2 metai atstatyti tai, kas buvo. Užimam ir jau tikimės, kad jie atsiras. Visiškai architektas baigė derinti, ten dabar derina detalės, tai yra Deltų teniso ir padelio kortų Purvynėje, Vėbronių gatvė dabar reikia sakyti. Projektas, tai čia tokia vizualizacija, praktiškai jau visai net ne vizualizacija, bet taip ir atrodys. Vėl dar sąmatos nemačiau ir nesivaizduoju, aš buvau turbūt vienintelis, kuris sakiau, darykime vieną angarą, nes aš matau, kiek čia yra sienų. Dėl 2 kortų ir 2 padelių, bet čia mes nematom dar vieno pastato, kuris 3 atsiranda, bet ir architektas, ir apie parką jau aš nekalbu, ir architektų bendruomenė sako, čia yra neringa, blynas didžiulis, ta prasme, kalbu, kad 4 sienos būtų. Ir viskas būtų po vienam pastate, čia kaip matom atsiranda 1, 2, praktiškai 3 pastatai, nes dar atsiranda sporto salė su treniruokliu, pirtelė nedidelė, kitos patalpos ir dėja, jeigu būtume Kinijoje, būčiau vis tiek priėmęs kitokį sprendimą, bet atsižvelgiu į profesionalų pasiūlymus, todėl sakau, nežinau, ar be VIP programos mes jį pastatysime, nes statyti 6 sienos, o ne 4 yra stipriai daugiau. Vyriausybė perdavė Alksnynės vienkiemį visiškai neseniai mums, kuris yra prie Alksnynės posto, tai yra jau mūsų nuosavybė ir tie žmonės, kurie ten gyvena visą gyvenimą, nebėra grėsmės, kad jie bus parduoti turto bankų ir išvaryti, kaip sakyt, varžytini, aišku, sąlygos ten jų gyvenimo nepavydėtinos. Labai džiaugiuosi, kad stipriai prisidėjome ir tai įvyko, jog KNP direkcijos pastatas buvęs nebuvo parduotas viešo aukciono būdu vėlgi, o buvo perduotas pasieniečiams, kurie patruliuoja mariose ir jie tikrai yra laimingi ir mes laimingi, kad čia nestovės dar, kaip sakyti, tvora spina ir tik tai vasarą kažkas jame gyvens. Tikrai, kaip matėme tarybą, vienas pagrindinių klausimų yra medikas. Mes labai stebime, žiūrime, kad jis nebūtų parduotas. Labai tada tikrai gražiai pasisakė dabartinis premjeras ir tikiu, kad šį pastatą perduos Neringos savivaldybei. Į jį esam sudėję praktiškai visas viltis, tokias kaip mokinių, kurie atvyktų pas mus į pačią geriausią mokyklą ir visą kitą apgyvendinimą. Jeigu baigsis Ukrainoje karas ir išvažiuos, kaip sakyti, ukrainiečiai namo. Pedagogų apgyvendinimas kaip bendrabučių, vasaros stovyklų apgyvendinimas vaikų, kurie atvyksta pas mus, GMP medikų apgyvendinimas, kuriems reikalingos patalpos vasarą, gelbėtojų, pareigūnų ir visų kitų, nes esu ne kartą sakęs, anksčiau mes susitardavom su valstybinėm įstaigom, nes visos valstybinės įstaigos turėdavo Neringoj varavimus, turėjo Preilų didžiulius poilsio namus. Čia kaip ir buvom Kauno, buvo Santariškės, turėjo kitur ir visi
Tai, kas Neringai reikalinga, sezono metu būdavo gyvenime. Dabar iš visų viskas atimta, viskas parduota, tai yra paskutinis praktiškai pastatas, kurio jeigu neišsaugom, turėsim labai daug problemų, nes klausimas stovi taip. Norit vasarą greitosios, duodat, kurie bus. Norit vasarą gelbėtojų, duodat, kurie bus. Norit vasarą pareigūnų, duodat, kurie bus. Taip, kad be šito pastato praktiškai blogai. Taikos sutartis, kuri buvo pasirašyta dar ne mano 2012 metais, tai Preilos uosto, vadinamo liaudyje Botelio, pernai metais buvo užbaigta ir nebėra grėsmės mums, taip kaip už nugriautą seklyčią, jau bus priteista apie 2 milijonus, milijonas savivaldybei, milijonas. Įsivaizduokit, ten nugriauta yra toks panašus namukas, tai būtų nugriauta 14 namukų, tai įsivaizduokim, kiek mums tai būtų kainavę. Tai labai džiaugiuosi, kad jau sutartis įgyvendinta, tai bet įsivaizduokim, kaip vyko vyriausybė 2012 metais priėmė sprendimą jau tos pastatus išsaugoti. 24 metais sugebėjome užbaigti, 12 metais visų pasirašytų taikos sutartį. Nes buvo reiktų atskirų turbūt 2 dienų susitikimų, kiek visko buvo, tai to negalima, tai kelias atsirado, tai įsipirkė sklypas, tai STR'as pasikeitė ir taip toliau. Nuolatiniai susitikimai Vilniuje statybos inspekcijoje, aplinkos ministerijos, saugomos teritorijos tarnyboje, o atstovai tai turbūt mėnesį kartą pasitarimas savivaldybė. Ir taip 12 metų. Ir tais pastatais nebuvo galima nei naudotis, nei eksploatuoti, tik prižiūrėti. Jei jos nebūtų pavykę užbaigti, pastatai būtų griaunami. Savivaldybei Nacionalinis parkas grąžino Alksnynės gynybinį kompleksą. Liūdna, nes tikrai man atrodo, kad jie labai gerai eksploatavo, netgi europinių, man atrodo, lėšų investavo. Ir mes į talką važiavom, jų kviečiami, kaip sakyta, tvarkyti ir padėti. Ir viskas vyko gerai, dėja pasikeitus vadovai pasikeitė visiškai požiūris. Gal tai ir teisingai, tikrai nebijau, kad nors komentuoti, nesu į tas veiklas įsigilinęs, bet dabar tiesiog tą, ką buvom perdavę parkui, grįžta pas mus ir mums reikės galvoti, ką su tais pastatais daryti. Beje, sakė, kad ten jau turim ir gyventojų, pas kuriuos reikės važiuoti vieną ir bandyti jį iškraustyti arba priimti darbą kaip prižiūrėtoją to statinių. Kultūros paveldo statinių tvarkymas, dalinis finansavimas, be galo džiaugiuosi, kad administracijas, mūsų specialistų paruošė tvarkos aprašą, nes turime Neringoje dar po šiai dienai šiferinių stogų kultūros paveldo ir, kaip matot, 70% finansavimas remonto darbams, tvarkybos darbams 50%, čia savivaldybės biudžeto lėšų. Kultūros paveldo statinių aplinkos vertingųjų elementų tvarkybai iki 40%, remontų darbams, projektavimui iki 50% savivaldybė padengia. Tik turim žinoti, kad mes mokėsim pinigus po to, kai bus atlikti darbai. Kad mums būtų paprasčiau, nereikėtų paskui bilinėtis, kažko daryti. Bet jūs kreipėtės į savivaldybė patvirtino komisiją, kad jūs gausite tos pinigus ir jūs ramiai galite investuoti, daryti, jūs tikrai gausite, kokie bus prižadėti. Parengtas Nidos švyturių statinių idėjinis projektas, tikrai nuostabus projektas, buvo pristatymė. Vėlgi turėsim tyrimams įtraukti 25 metams į 85% valstybės skirs finansavimą, kuo džiaugiamės. Tačiau tie statiniai dar nėra savivaldybės, teisiškai mums būtų sunku tai įgyvendinti, ką matome. Ir tikimės vėlgi, kad vyriausybė priims sprendimą, jie perės mums, tai bus nuostabiai geras lankytinis objektas, svarbiausia, kad išliktų šulinys ir šio objektų vanduo. Parengta paraiška pervaldos ir juodkrantės kapinių sutvarkymam, vėlgi yra įtraukta į prioritetinių sąrašą, numatoma 60% tvarkybos darbų finansavimo valstybės lėšomis, tai tikrai yra mūsų specialistės dėka, kai turime specialistą, matom, kad yra rezultatas. Negreitis ateina, bet ateina. Neringa tapo, taryba priėmė sprendimą, pasaulio paveldo miesto organizacijos narė, tai miestai, kurie įtraukti kaip Neringa UNESCO, nes iki šiol visą laiką mūsų atstovauja Nacionalinis parkas, tad mes bandome bendrauti su miestais tokiais pat kaip mes.
Ten pagrindas dalinasi visi savo gerąją patirtimi, kaip saugoti tą UNESCO paveldą, kaip su juo sugyventi, kaip išgyventi ir išlikti jame. Ir manom, kad aktyviai dalyvausime konferencijose, pasitarimuose, iš tikrųjų yra daug panašių vietų pasaulyje kaip mes, tik reikia pasiimti iš jų patirtį, jog neišradinėti savo. Savivaldybės finansavimas kultūros įstaigoms. Tad Viktoro Miliūno viešai bibliotekai skiriama 408 000 eurų, Neringos muziejams yra skiriama 703 000 eurų, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro gilai yra 845 000 eurų, čia veiklo įstaigos. Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centrui 407 000 eurų. Pernai pasitikome taryba patvirtino švyturių metais, tai tikrai, man atrodo, visi pastebėjome tuos metus ir ilgai dar juos atsiminsim. Aš net siūliau palikti švyturių metus visą laiką, nes, kai buvo miestas įsitraukęs, visos įstaigos, darželiai, švietimo įstaigos, darė švyturius, gamino, kurie ir dabar stovi. Tie plakatai, galiu pasakyti, ant autobusų stotelių, man liūdna, jeigu juos reikės nuimti, jie tikrai atspindi mūsų dvasią. Archeologiniai tyrinėjimai, kur kažką surado ir diskusijos, kas tai buvo. Neringiškių dainų šventėje 130. Kaip aš sakau, kai mes išvažiuojam, tai čia dalyvių, o lydinčiųjų, tokių kaip aš, dar turbūt pusė tiek. Bet įspūdis ten yra, neįsivaizduojamas. Eisenos ilgis, buvimas, sutinku, kad tie, kurie tenai dalyviai, o ne tokie kaip lydintis kaip aš, tai mums malonumas ir gražu, tačiau kaip pakartojimų žiūrėjau, iš tikrųjų vietoj nebuvo to įspūdžio tokio labai dainos, taip ir šokus kalbu, bet per televizorių iš dronų, kai tenka pamatyti, kaip per 5 dienas iš viso pasaulio Lietuvos šokėjai šoka taip, kaip atrodo Kinijai būtų dresiruoti metus su lazdom, kas net ten pajuda. Sunku patikėti, reiškia, tas bendrumas duoda tai, kad, čiurpas dabar eina atsiminus, kaip tai buvo. Tai ačiū visiems, šokime, dainuokime ir šviesus rytojus mūsų lauks. Renginių dalinis finansavimas, tad sporto renginių Neringos savivaldybė renginiams taryba skiria 96 000 eurų, kultūros renginiams dalinis finansavimas dar sudarė 181 000 eurų, Benai plaukia minėta pernai buvo finansuota 100 000 eurų, šiemet jo nedarome, nesutarėm dėl datos. Savivaldybės kultūros įstaigų vykdomoms programos dar papildomai buvo skirta 180 000 eurų. Džiaugiamės mūsų sporto mokyklą, tai todėl, kad traukia įvairius čempionatus, mes jau daromės buriavimo ne Lietuvos meka, pasaulio meka, apie mus sklinda vis toliau ir toliau mūsų mokyklos ir miesto garsas. Tad vyko kurčiųjų buriavimo čempionatas, tai buvo didžiausias iki šiol vykęs kurčiųjų čempionatas pasaulyje. Tad šalis Lietuva, JAV, Brazilija, Japonija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Kanada, Lenkija, Turkija, Ukraina, Vokietija, Belgija, Danija. Įsivaizduokit, jiem čia buvo ir traumų, įspūdžių, bet šalia buvau, tai jaučiau tikrai. RSFM, jachtų klasės Europos čempionatas, vėlgi Estija, Ukraina, Švedija, Italija, Slovakija, Čekija, Latvija, Lenkija, Vengrija. Vėlgi pavyko, vis sklando gandai, visi nori čia ir mes to džiaugiamės. Kuršmarių regata, 70 metų. Matot, šypsenos, visi laimingi, vėjas pučia ir džiaugiamės ir iš miesto niekur išvažiuoti nenorim, bet buvom išvykę. Buvom išvykę į Fėmerną pas mūsų draugus. 25 metai bus šiemet, kviesime visus dalyvauti, gegužės pradžioje atvažiuoja jie savaitės dienomis, tikrai bus ir programa pristatyta, tai mes lankėmės pas juos pernai, tikrai jie mūsų atsimena, draugavim ir kaip žinot, kiekvienais metais po 30 žmonių, kiekvienai atvyksta į Nidą ir būna po savaitę. Lankėmės Arenshope, toks, norėčiau sakyti, veidrodinis Nidos variantas. Turi viskas pastatyta pas juos iš meno kolonijos, ką mes irgi turėjome. Kiekvienam name, kiekvienam viešbutukį, montelį, didelę viešbutį, restorane, paveikslai, vienur netgi originalai, nes gyvena nemažai ir kolekcionierių, kitur kopijos, bet visur dvasia to laikmečio tie paveikslai,
kurie buvo tapyti iškabos ir buvo atidarymas mūsų dailininkų kolonijos parodos paveikslų. Tai buvo Popovas, Šilkė, dar, žodžiu, tai tokio anšlago jie nebuvo matę. Buvo didžiausias lankytojų skaičius atidarėme, kas mums labai patiko. Bet tikrai paveikslų žiūrint yra įspūdinga. Apie žuvininkystės ūkį kažkur tai kalbėjau. Nežinau, kodėl čia dar jis yra. Nidos paštą, kol kas man atrodo, kad vyksta sklandžiai statybos, taip atrodys jūs užbaigus. Priminsiu, pirmas aukštas yra visuomeniniams reikalams skirtas, parduotuvės, kavinės ir kažkas. Džiaugiuosi dėl rašytojų sąjungos, kad rašytojams pavyko surasti verslininkus, su kuriais jie sutarė ir dabar pastatai bus naudojami ištisus metus, ne tik tai vasarnamiai, kokie jie buvo pastatyta. Taipogi savivaldybė atstovaujam savivaldybė asociacijoje, Lietuvos savivaldybė asociacijoje, Lietuvos kurorto asociacijoje, Klaipėdos regiono turizmo taryboje, Kuršių Nerijos nacionalinio parkų direkcijos jungtinėje taryboje ir Pasaulio paveldo miesto asociacijoje, taipogi Eurovelo dviratininkų asociacijai pernai įstojom, už ką esam dėkingi ir vėlgi iš karto papuolėme į Eurovelo žemėlapius, nes kol asociacijoje nebuvome, mūsų jie nedėjo. Tad, aišku, įvairiausių svečių 24-aisiais laukiam, žinome, esame kurortas ir tuo labai džiaugiamės ir tai mūsų stiprybė ir privalumas. Tad ačiū už dėmesį, o dabar pereisim prie klausimų ir bandysim atsakyti į atsakymus. Bandysim atsakyti į klausimus. Dar galbūt pabaigai, kad visi tie išvardinti skaičiai, kuriuos aš čia vardinau, sudaro apie 24 milijonus eurų. Tai yra mūsų savivaldybės biudžetas, tai, kaip atsimenat, švietimas virš 2 milijonų, kultūra, Tagila 4,5 ir taip toliau. Mūsų biudžetas, nes tai yra labai nedidelis, palyginus net su rajonas. Pirmininkas sako, rytoj tvirtinsim 25 milijonų. Labai daug kalbėjot, merė, apie dviračius, populiarinam mes tą dviračių sportą, bet mes vietiniai gyventojai, kurie gyvename daugiabučiuose, atvažiuoja dabar žmonės tikrai daugiau su savo dviračiais. Ir nėra kur jų statyti. Vasaros metu yra visi medžiai atkabinėti dviračiais ir elektros stulpai. Ir kokią galimybę galima būtų rasti, kad gyventojai prisidėsime, ar kaip, bet mūsų kopų 9, leisim, gyvena vienas naštas. Turime 2 turbūt vyrus tik tai. Ir kam tą daryti viską, rūpintis? Aš atsiprašau, kad mes transliuojame, galėjom duoti mikrofoną, nes tas žodis, kad gyvena vienos našlės, kaip našlėmis būtų visai įdomu. Buvo adresas pasakytas. Jo. Aš čia tiesiog, kad atkreiptume dėmesį. Tai vat aš tą supratau, bet tu... Čia iš tikrųjų ne... Broniau, ne dėl dviračių klausimas. Taip, žiūrėkit, gali būti. Tai klausimas, supratom, klausimas, kad prie daugiabučių nėra kur laikyti dviračių, tikrai žinome, analizavome, galima aukoti parkingo automobilių vietos ir daryti dviračių stovus, tai nekainuoja daug ir tai nėra problema. Jeigu gyventojai sutiktų, galima bandyti kažkur tai šalia daugiabučio ieškoti ne vietoj parkingo, o šiaip vietos ir įrengti stovus, kad nerišti prie medžių ir atrodytume tikrai gražiau, nes esame vietoj skalbinių, girdžiu. Ne, skalbiniai reikalingi. Aš Venecijoje buvau, tai skalbinių tiek prisipaikslavau, kad pas mus dar nulis. Tai iš tikrųjų išgirdome ir rašomės. Nes yra problema yra estetinė ir yra labai nepatogu žmonėms. Atvažiuoja kur dviratį, vežasi į kambarius, vežasi į koridorius, miestiečiai bijo. Galiu pasakyti. Taip. Asmeniškai įsukau, padariau tokį stovą dviračiam, užkliau lipdukus dviračiai. Patikėkite. Tiesiai prie įėjimo į duris gali atsikėlęs, bet kada pasižiūrėti. Tada dar pakibinau spyną, nenupjauna. Vežasi į kambarius. Vežasi į kambarius. Deja, iš ten, kur žmonės atvažiuoja, galvoja, kad
čia irgi gyvena vagys. Turim garsiai sakyti, neringai dviračių, neaugiačių, komisaras mačiau yra jau 2 metai. Ir dviračiai brangesni. Pas mus ne brangus dviračiai, už to jau matyti niekada nereikia. Tad jo, stovai neįspręsi, kam nors vešis. Ta garantuoju, kaip jau būtų liūdna. Jo, bet stovų reikia, gal atsiras tokių, tegu būna 30-50%, kurie nesiveš, sienas mums rudenį mažiau reikės perdažyti. Yra įmonės, kurios statosi kažką iš miesto gauna. Galbūt galima jų pagalbos paprašyti, finansiškai, kad remtų. Iš miesto, kai kas nors statosi, negauna visiškai nieko. Miestas gauna pagal infrastruktūros mokestį labai daug. Ir dabar jau gauti pagal naują įstatymą miestas nieko negali, kaip anksčiau, kad buvo tik pinigais, ir už tos pinigus daryti tai, ką jūs siūlote. Bet mes girdim, bet čia net ne tie pinigai, kur mums reikėtų ginčytis dėl dviračių stovų. Jeigu tik rasim vietą jiem pastatyti. Tik tai, ką sakau, kad problema tik dalinai išsispręs dėl nesivežimo kambario. Dabar tada jau, jeigu leidot man atsistoti, tai dėl, reiškia, turėjau problemų ir dabar turiu problemų su stuburu ir naudojusi reabilitaciją. Pas mus Nidoje yra sveikatos centras, reabilitologo etato nėra, dėl to nėra nemokamų procedūrų jokių. Mieste turime ne vieną baseiną ir šildomą baseiną, kuris kainuoja labai didelius pinigus. Ir jeigu man reikalinga 10 bent jau paplaukiojimų, aš negaliu savo leisti. Ir kiekvienas nidietis arba prieiliškis negali to savo leisti. Tiesiog gal galima rasti kokią tai galimybę, kad būtų nuolaidos seniorams ir nesenjorams, visiems, kurie serga tokiom ligom, tokiom problemom, kad galėtų pasinaudoti lengvatinėm kokiom tai sąlygom baseinais. Nuostabus klausimas. Pirmiausia, su tarybos nariais pažadam paprašyti administracijos, tiksliau jau net nemeluosiu, esu paprašęs, paruošti programą šitą, kad iš tų baseinų apskritai vanduo nebūtų išleistas. Tai mes pasižadam, kad 25 metų ataskaitoje jau ta programa tikrai bus, kokio dydžio, 3 eilučių ar 2, ir kad jūs jau rudenį galėsite paplaukti, jeigu žinot, kad socialinių paslaugų centras jau šiek tiek pirmą žingsnį padarė mūsų prašymų, šiek tiek sudarė galimybę, bet tam turim patvirtinti, nusimatyti finansavimą ir nuolaidos verslo neprašysim, nors jie padarė didžiulės nuolaidas jau mums, bet mes norim, kad jie verslas turi gauti pajamų, nes investicijos yra padarytos milžiniškos, o žmonių būna tikrai nedaug. Tai prie to paties dar. Grįžim. Prie to paties dar. Daug neprašykit, žinot apie auksinį žuvelę. Ne. Yra socialinių paslaugų centras. Taipogi, aš manau, kad galbūt galima būtų jų prašyti, kol čia mes susireguliuosime savo turėti va tokias paslaugas. Gal galima būtų, kad kaip pavėžėjo paslaugas tokias darytų. Nes aš važinėjau ir tikrai yra žmonių iš Nidos nemažai. Galbūt socialinės paslaugos gali kaip pavežimo tokią paslaugą suteikti. Nežinau, aš supratau klausimą, tik noriu, ko gero pasakysiu taip. Viskas, kas numatoma įstatymu, mes pavežam ir dar daugiau. Jeigu norit, kad vietoj viešo transporto kažko pavežti šiaip pavežti, negalim, nes bankrutuos vežėjai. Jeigu su autobusu nieks nebevažiuos, ir taip jau sunkiai laikosi. Jeigu mes vežiosim visus, kurie panorės važiuoti, tik laidot draugiškai, sakau, Švedijoje buvau, tai tenai mes siūlėme parvežti iš autobusų stoties vieną švedą, sako, mes jau laukiam vis tiek. Jisai sako, ne, aš važiuosiu su autobusu, nes daugiau jisai, bet sako, mokėti reikės. Taip, mokėti, sako, bet jeigu čia mane pavežinėsit, tai autobusas nebevažiuos, ir kai jūsų nebebus, man nebebus su ko grįžti. Tai ne, viešas transportas galim kalbėti įdidinti, jam damokėti už važiavimą. Aš suprantu, kur reikalas yra. Jeigu važiuoja reabilitacijai, eini į masažą, eini į baseiną ir paskui eini į prieplauką arba važiuoji, keliasi keltu.
O, aš atsakau, kad reikia tiltų, nes ant kelto mus visus pertraukė. Sutinku su jums. Čia teisybė. Socialinė Taip. nauda maža. Aš paprašiau mandatą. Koks? Metinis bilietas. Aš įgymus amžius Klaipėdoj, kaip čia taip, nusiperku už 10 eurų ir aš po Klaipėdą važinėjau skersai išilgai. Kažkokį galėtų atsigalvoti metinį ir su nieko turėtų tai būti. Gerbėmėjai, niekam nieko galvoti nereikia. Vėliausiai 27 metais mes esame įsipareigoję ir gauname ES lėšas, bus metinis, bus apskaitos ne tik tai autobusais, bet ir laivais, bus ir metiniai, ir mėnesiniai, ir viskas, kaip sakyti, šitoj vietoj dirbam, vežėjai žino ir jisai bus. Kiek jis kainuos, aš nežinau, bet jisai bus. Viskas bus gerai, prie to, nes reikia įsigyti įrangą, kad daug įvairių niuansų tam yra. Bus maršrutai suderinti, įlipsit Preilui, sustosit Klaipėdoj, Smiltynėj lauks, kaip sakyt, Klaipėdoj bus autobusas, ta prasme, matysit viską visur ir toks yra tikslas. Ir tikiuosi, kad jis veiks, nes Klaipėdos tikrai neblogai sutvarkė, ką jūs sakote. Tikrai taip. Su ta įstaiga ir dirbame. Ir paskirta visų savivaldybės regionų, tai iš Preilos galėsit važiuoti iki Skuodo, tik išlipat iš autobuso, sėdat iš karto į kitą ir važiuojat, dar perlipat ir važiuojat kur reikia. Toks noras ir tikslas. Visų Klaipėdos regionų savivaldybė. Tikrai, čia nesvažiuoju. Pralenksime Europą. Paklausti, kai turėsim tos gražius kortus dengtus, ar priklausys savivaldybei, ar privačiam verslui. Ir ar su kaina susadys, pavyzdžiui, sulankymo savivaldybę, ar tas, kas turėsim. Kaip pasakyti, nežinau, patikslinau atsakymas, aš labai norėčiau, kad priklausytų verslui. Deja, dėl neringos specifikos ir žemės paskirties to padaryti neįmanoma. Juos teks statyti savivaldybei ir jie turės priklausyti savivaldybei, greičiausiai žiūriu Norbertų, tai bus sporto mokyklai, nes jie turi labai geros patirties administruoti lauko teniso kortus, manau, ir tos sportus nuostabiai administruos. Tada, kada jie bus. Kuršių. Ačiū labai, iš tikrųjų. Ir pakartosiu tik vieną. Nelaukit mero tarybos, mero ir administracijos ataskaitinio. Prie tų 13 000 prašymų 100 sen ar ten, ateikit, ar gausit atsakymą, nežinau, bet bent jau visi girdėjai. Pauliau, jau taip viskas Labas vakaras. Aš tiesiog iš šių dienų tendencijų dėl optimizavimo ir tik tai vieną dalyką dėl tų užklausų 8 000 ir kiek ten tų vieną? 13 000. Tai jūs jas turit surinkę ir jeigu tai buvo 10 metų, tai jau 130. Nu, ta prasme paskaičiavus, aš noriu užduoti klausimą apie optimizavimą ir dabartinę čia tą dirbtinio intelekto, tas protingos mašinos, sakykime. Tai nėra intelektas, bet protingos mašinos. Ar ties šito dalyko kažkas yra daroma ir integruojama? Tikrai taip. Kas būtent? Pirmadienį pats asmeniškai 1 valandą būsiu nuotoliniuose mokymuose dirbtinio intelekto. Nereikia ir žiūrėsiu, ką jis man papasakos. Tie mokymai. Ne apie mokymus klausimas, bet apie infrastruktūros įdėjimą, nes ta prasme, kas vyksta. Mačiau jūsų laišką, perskaičiau, domiuosi, bet su juo dirbti reikia specialistų. Tad ne tik aš vienas būsiu mokymuose, bus ir žmonių, kurie dalyvaus dirbtinio intelekto mokymuose, supažindins juos su galimybėmis, kur galima panaudoti, stengsimės būti pirmūnais Lietuvoje ir turėti savivaldybės skyrių, dirbtinio intelekto skyrių. Nu taip, kitaip tada paklausiu, ar yra dėtas inputas, kad apskritai būtų kūriama infrastruktūra? Kol kas ne. Nu tai matačiau. Nemeluosiu. Matau jau departamentą direktorių. Ne, aš turiu suprogramavęs tai, ką galima būtų užoptimizuoti. Ir ta prasme, jūs labai daug kartais dažnai išleidžiat lėšų
ir, nu, ta prasme, neišnaudoja žmonių, kurie realiai iš tikrųjų myli kraštą. Ir kartais tos tokios vingrybės ir tokie, nu... Jūs garbusis užėjate, aš žinosiu vieną kabinetą, kur reikia labai tos pagalbos. Aš jau užeinu, vaikštų, kad jūs metu kažkokie... Tai ką čia? Ir tikrai dar kartą malonu. Ir tikiuosi, kad gal kitas ataskaitinis jau bus atsiverstos sienos ir mes jį darysime tenai.